Tai yra irgi tema, kuri atrodo tokia paprasta. This, that ir it. Ir žmonėm labai maišosi. Ypatingai, kai mes netgi to trečiojo asmens tokio kaip daiktams neturim lietuvių kalbą ar nenaudojam, ar ne? Bet tiesiog tarp šitų trijų yra tokia truputėlį maišalinė, žmonės galvoja, ar galiu aš juos keitalioti vieną su kitu, ar būtinai turiu vieną arba kitą naudoti. Tai noriu labai trumpai, paprastai jums paaiškinti skirtumą tarp šitų trijų tokių sąlyginai atrodo paprastų dalykų. Tai svarbiausia, pirmiausia, yra tiesiog suprasti this, that, ir dar mums svarbu suprasti ir these arba those. Ir tada beliks tik suprasti it ir they. Dabar skirtumas tarp this, that, these ir those. Tai this aš naudoju daiktai, ar ne, kurie yra šalia. That daiktai, kurie yra toliau nuo manęs. Viskas priklauso nuo konteksto. Pavyzdžiui, šalia manęs stovi žmogus, ar ne, ir sakau, apsikabinu per petį, sakau, this is my friend. This is my friend. Ir sakau vardą, this is my friend Andrew, this is my friend whatever, ar ne, Ben. Jeigu kažkas yra toliau nuo manęs, aš sakau that. Gal aš pabrėšiu tik tai, kad ne daiktai, bet daiktas. Čia, ar ne? Daiktas arba dalykas. Tai pavyzdžiui, jeigu aš ateinu į automobilio aikštelę, žmogus klausia, where is your car? Arba which one is your car? Ar ne? Kuri yra tavo mašina? Ir aš rodau į toliau esančią mašiną ir sakau, that is my car. That is my car. Over there, galiu sakyti, ten va. Over there, that is my car. This is my car, jeigu kažkas tai šalia, ar ne yra. Bet jeigu kažkas tai toliau, that is my car. Tai toks tas paprastas skirtumas tarp tų dviejų dalykų, ar ne? This arba that. Dabar this daugiskaita yra these. Daiktai, kurie yra šalia. Those daiktai, kurie yra toliau nuo manęs. Daugiskaita. Ateinu du žmonės apsikabinęs per pečius ir sakau, these are my friends. Bet jeigu ten toliau mano 3 mašinos stovi, aš sakau, those are my cars. Ar ne? Nuo atstumo viskas priklauso. These arba those. Ar tai tokia baisi klaida? Ne, galima šitoje tai suklysti. Galbūt šiek tiek keista, jeigu apsikabinęs draugus per pečius sakyčiau, those are my friends. These are my friends. Ar ne? Ne taip baisu suklysti ir pasakyti ant kažko, kas toliau this arba these. Bet truputėlį keiščiau skamba ant kažko, kas šalia pasakyti that arba those. Tai būtų truputėlį keista. Jeigu kažkas visiškai šalia manęs ir sakau, that is my pen. No, this is my pen. That is my pen over there. Nuo atstumo viskas priklauso. Tai sakau, galima suklysti ir netyčia panaudoti this arba these, kai kažkas yra toliau. Bet jeigu kažkas yra arti ir aš naudoju that arba those, skamba keistai. Okay? Ir dabar dar esminis skirtumas suprasti yra it. Tai it yra tiesiog trečias asmuo vienaskaita, atsakant į klausimą paprastai kas, ir tai yra skirta daiktam arba dalykam. Tai ypatingai svarbu suprasti anglų kalboje dėl to, kad tai trupučiuką skiriasi nuo lietuvių kalbos. Pavyzdžiui, lietuvių kalboje aš galiu prieiti prie lango ir tiesiog sakyti lyja. Ar ne? Tiesiog lyja. Kas lyja? Kam lyja? Nesvarbu, ar ne? Man nereikia nurodyti, kas atlieka veiksmą. Mums lietuviam aišku ir taip, ar ne, kad lietus lyja. Bet anglų kalboje aš turiu sakyti it is, nes tai yra kontinės laikas, nes šiuo momentu it is raining. It is raining. Aš negaliu tiesiog sakyti raining. Ne, it is raining. Jeigu nėra kas atlieka veiksmą, mes naudojame it. Ok? Bet it lygiai taip pat atitinka ir bet kokius daiktus, bet kokius dalykus, ar ne?
Kitiems žmonėms netgi gyvūnus atitinka, galima it vietoj gyvūno panaudoti. Nors paprastai mes, kadangi gyvūnų mylėtojai esam, mes linkę naudoti arba jis, arba jie, priklausomai nuo lyties, arba nuo pačio žodžio giminės, ar ne, jeigu lapė, tai jie, arba ten lapinas. Bet it naudojimas yra dažniausiai negyviem dalykam arba gyvūnam. Dabar įprastai tik tai jau negyviem dalykam arba daiktam. Bet jeigu, pavyzdžiui, aš vienas kitą trečią asmenį turiu he, turiu she arba turiu it, tai mano daugiskaita visiems jiems yra they. Ar ne? Daiktai netgi irgi jau bus jie, tai bus arba jos. Mes kadangi neturim giminių anglų kalboje, tai tas pats yra they visam trečiajam asmeniui daugiskaitai yra they tiesiog. Tai toks tas paprastas skirtumas. Jeigu aš noriu, pavyzdžiui, kažką tai pasakyti, kad kažkas tai šalia, aš sakau this. Jeigu kažkas toliau, sakau that. Bet paprastai aš galiu tiek this, tiek that pakeisti sakinyje it. Tai nebus taip tikslu, aš galiu sakyti it is my pen. Bet labiau įprasta sakyti this is my pen, ar ne? Ypatingai, jeigu aš noriu pabrėžti, kad šitas mano parkeris, ar ne, aš sakau this is my pen, ar ne? Bet tokiam paprastam sakinyje aš vietoj this arba that galiu įdėti it, ko puikiausiai, ir jūs pilnai supras, ir tai bus pilnai taisyklingas sakinys ir dėl to nereikia pergyventi. Aš galiu tiesiog naudoti it. Bet vėlgi mes norim, kaip pasakau, mes čia mokomės masterclass, ar ne, mes mokomės tokių truputėlį subtilesnių dalykų anglų kalboje, tai mes turim tą skirtumą tarp this, that ir it suprasti. Ir aišku, turim daugiskaitą, these ir those, ar ne? Jeigu tai yra these arti, those, jeigu kažkas tai toliau. Okay? Tai dabar perinam prie truputėlio praktikos sakinių, kur tiesiog pasižiūrėsim vieną kitą, ar ne? Ir kaip visada gausit paprastus namų darbus. Okay? Einam tada prie praktikos. Ok, tai mūsų this, that ir it, ar ne? This, that, it. Tai mano namas. Nepamirškit, pasispaus pauzę, jeigu reikia, atsakykit būtinai prieš mane, ar ne? Tai mano namas. Tai mano namas būtų this is my house. My house. Not your house, my house, ar ne? This is my house. Ar galiu sakyti it is my house? Žinoma. Ar galiu sakyti that is my house? Viskas priklausys nuo konteksto, ar ne? Bet paprastai, įsivaizduokim, pavyzdžiui, žiūrim nuotraukų albumą atsidarę, ar ne? Žmonės kažką tai, jūs pasakojat, kas čia, ar ne? Ir pirštų bedat į nuotraukoje esantį namą ir sako, this is my house. Jeigu kažkur toli esate ir su žiūronai žmogui rodot, ar ne? That is my house, sakot. Bet netgi ir taip, kadangi jūs matot, ar ne? Oh, this is my house, galit sakyti. Galit. Viskas sakai, jūs supras. Ir galite sakyti, it is my house. Viskas dažniausiai priklausys nuo konteksto. Ten mano mašina. Va čia aš sakau, va ten va mano mašina. Ten biški toliau, ar ne? Ten truputėlį toliau, biški netaisyklingas žodis lietuviškas. Ten truputėlį toliau mano mašina. Ten mano mašina. That is my car. That is my car, ar ne? That is my car. Kas ten yra, klausiu, ar ne? Kas ten toks yra, arba kas ten yra? What is that? What is that? Į toliau kažkur tai rodau, ar ne? Ar galiu sakyti, what is this? Galiu. What is it? Galiu irgi. Bet, kadangi žinau, kad rodau toliau, galiu būtent išskirti ir sakyti tą that. What is that? Kas ten tokie? Kas ten tokie? What are those? What are those? Ar ne? Pamatot kažkokią krūvą dalykų, jums neaiškiau toliau nuo jūsų esančių. What are those? Ar ne? Rodot pirštų į kažkokią krūvą daiktų. Kas čia šitie daiktai, sakot, ar ne? Kas čia yra šitie daiktai? What are these things? What are these things? What are these things? Okay? Ir pabaigai, tai didelė problema. Tai didelė problema. It is a big problem. That is a big problem. This is a big problem. Nu dabar kaip mum apčiuopti, kaip toli nuo mūsų ta problema yra
fiziniai plotmėje, ar ne? Nepadarysim mes to, dėl to galim visus tris naudoti. It, that ir this galim naudoti šitam sakiniai kuo puikiausiai. Ir jeigu reikėtų dabar pasirinkti vieną iš trijų, it is a big problem. Okay, that is a big problem. This is a big problem. Visi trys puikiai tinka. Visi trys kuo puikiausiai tinka, šiokį tokį prieskonį kitokį priduoda, paįvairina kalbą. Dėl to paprastai nebijokit keitalioti juos vieną su kitu. Vienintelė situacija yra ta, kad jeigu kažkas tai yra šalia, nereikėtų naudoti that arba those, jeigu jų yra daugiau. Bet visais kitais atvejais jūs galite juos tarpusavį keitalioti. Okay? Ir kaip visada paprasti namų darbai, aš noriu, kad jūs vieną su it, vieną su that ir vieną su this. Ir jeigu galite traukti vieną su those ir vieną su these, ir vieną su they, galite irgi traukti. Ir tiesiog parašykit komentaruose sakinius, kuriuos aš ištaisysiu. Ar ne? Jeigu nebus ką taisyti, netaisysiu. Jeigu bus taisyklingi, tiesiog parašysiu. Ok. Tai tiesiog parašykit komentaruose. Nepabijokit aktyviau dalyvauti. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad mokote su Masterclass pamokomis ir dabar jau pasimatysim 2023 metais. Turiu numatęs didelių pokyčių, ar ne? Perėsim prie šiek tiek kitokių dalykų, dar plačiau mokinsimės anglų kalbą ir manau, kad jums tikrai patiks ir tikrai bus naudinga. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad mokotės ir ačiū, kad žiūrit visas šias pamokas.